Sveiki, šiandienos apžvalga. Pigus Google Android planšetas. 7 colio ekrano aparatas, pakankamai plonų korpusų, galime palyginti su telefonu. Apačioje slepiasi visi aparato lizdai. Jeigu žiūrėsite, turime microSD kortelių skaitytuvą, HDMI išėjimą į televizorių, 3,5 mm audio jungti ausiniams, taip pat įkroviklio lizdas, mini USB ir vienas pilno dydžio USB portas, prie kurio galime prijungti klaviatūrą, pelę ar išorinį kietąjį diską. Aparato didžiausias privalumas, kad viduje sukasi Android 2.2 operacinė sistema. Taigi turime pilną Android operacinę, pilną Google Android Marketplace su turbūt 100 000 programų. Taigi turime visas įprastinės Android funkcijas, kelis ekranus, galime prisidėti naujų widgetų, programų, Google Maps, Google paštas, Google Plus ir dar krūva programėlių. Ekranas yra paremtas Resistive Touch technologija, taigi jame neveikia multitouchas. Štai galime valdyti su tušinuku, pirštinėm ar kuo tik tai norite. Trumpai peržvelkime kitas programas. Taigi galime parsisiųsti žaidimus. Populiarusis Angry Birds. Žinoma, interneto naršyklė. Galime užsukti į bylų naršyklę. Štai turiu PDF formato žurnalą. Šiandien turime galimybę peržiūrėti ir Office dokumentus. Taip pat video. Vėlgi iš Android Marketą galime parsisiųsti bet kokį grotuvą ir peržiūrėti praktiškai visus įmanomus video ir audio failus. Planšetė iš karto įdiegtas neblogas kiniškas grotuvas, kuris palaiko HD video formatus. Taip pat puikiai proga išbandyti USB diskus. Taigi, atrado mano USB raktą. Turiu iškart pasidaręs nuorodą į jį.
Dar įdomi funkcija, kad prie planšeto galime prijungti USB klaviatūrą, USB pelytę. Žinoma, jo bevėlės versija su Bluetooth. Kaip minėjau, dar 100 000 programų galima parsisiųsti iš Android Marketplace'o, taigi nėra ir didelės prasmės daugiau kažką rodyti. Dar galite pastebėti, kad veikia planšeto akselerometras. Galima žaisti akselerometrų paremtų žaidimus. Modelį integruotas 800 MHz procesorius, taip pat pakankamai galinga vaizdo plokštė, taigi veikia dauguma 3D Android žaidimų. Muzikos grotuvas. Pakankamai garsus garsiakalbis galia.